kai maistinės medžiagos ir vanduo augalo šaknims yra tiesiogiai tiekiamos iš mineralinio tirpalo. Tai augalas gauna maistinės medžiagas, augalas gauna vandenį ir augalas gauna tiesiogiai deguonį. Kai mes auginame augalą tradiciniu būdu, augalo šaknis būna dirvožemyje. Ir visos reikalingos maistinės medžiagos reikalingos augalui taip pat randasi dirvožemyje. Drėkinant vandeniu dirvožemyje, esantis mineralai dirvožemyje tirpsta ir taip šaknis pasisavina jam reikalingas maistinės medžiagas per šaknis. O štai kaip vyksta auginant augalus hidroponiniu būdu. Tai visos reikalingos maistinės medžiagos, visi mineralai yra ištirpinami vandenyje ir taip gimsta, taip yra padaromas maistinių medžiagų arba specifinis mineralinis tirpalas. Tirpalas yra tiesiogiai tiekiamas augalo šaknims, kurios pasisavina visas reikalingas maistinės medžiagas, pasisavina vandenį ir gauna deguonį bei vitaminus reikalingus. O vietoj dirvožemio yra naudojamas inertinis substratas, kad lengviau supras, kas tai yra tas inertinis substratas, tai yra tiesiog medžiaga, kuri neturi jokių maistinių medžiagų, lyginant tarkim su dirvožemiu, jokių mineralų, ir jis yra skirtas palaikyti patį augalą tam, kad jisai nevirstų, kadangi yra augalo šaknis ir jeigu mes tiesiog pamertume į vandenį, tai jisai skęstų, jisai linguotų, jisai galėtų nukristi. Va tas inertinis substratas, jisai ką daro, jisai fiksuoja augalą ir gali būti panaudotos skirtingos medžiagos to augalo įfiksavimui, netgi čia šiuo atveju yra vazonėlis, į vazonėlį yra įdėti molio tokie burbuliukai, kurie būtent ką ir daro, jie įfiksuoja augalą tam, kad jisai stabiliai stovėtų vietoje ir nevirstų. Tam, kad vaizdžiau pavaizduoti, kaip viskas vyksta, tai tarkim štai yra tas mineralinis tirpalas, jame yra visos reikalingos maistinės medžiagos augalui, tai mes turime augalą, turime jo šaknis, tai yra paaugusios jau ir salotos. Tai ką mes darom, kai mes pamerkiam dalį augalo šaknų į vandenį, būtent apatinė šaknų dalis, jinai įsisavina maistinės medžiagas per šaknis, siurbia augalui ir taip augalas auga. Likusi dalis šaknų yra paliekama būtent atvira, čia yra vienas iš auginimo metodų, Kratki metodas, aš jį truputėlį vėliau paminėsiu. Tai dalį maistinės medžiagos keliauja per apatinę šaknų dalį, o viršutinė šaknų dalis, jinai gauna reikalingą deguonį, siurbia deguonį tam, kad augalas augtų. Tirpale yra ir vanduo, ir mineralinės medžiagos. Taip augalas aprūpinamas viskuo, ko reikia, tam, kad jisai sėkmingai augtų. Tai vat pagrindiniai 3 dalykai, tai ko reikia augalui, tai augalui reikia vandens, augalui reikia mineralinių medžiagų, maistinių medžiagų ir augalui reikia deguonies. Tai būtent hidroponika tai yra metodas, tai yra būdas, kaip mes supaprastinam, palengvinam, pagreitinam procesą ir tokiu būdu auginant augalus hidroponiniu būdu, augalas auga daug greičiau, lyginant, tarkim, negu tradiciniu būdu dirvožemė. Tai vad hidroponikoje yra viskas sutrumpinama, viskas supaprastinama taip, kad augalas gautų viskas, ko reikia tam, kad augalas sėkmingai augtų. Ir lyginant hidroponiką, auginimą hidroponikoje su tradiciniu metodu, su tradiciniu būdu dirvožemė, tai skirtumas yra tas, kad mes lauke negalim kontroliuoti oro sąlygų. Saulėta diena, lietinga diena, apsiniaukusi diena, šiltesnis oras, šaltesnis oras, pavasaris, žiema, vasara, ruduo. Tai yra ciklai, kurių mes negalime kontroliuoti ir mes prisitaikome, vadinkim, su esamom aplinkybėm ir augalas pagal tas aplinkybės auga. Hidroponikoje yra visiškai priešingai. Mes galim kontroliuoti visas reikalingas aplinkos sąlygas, mineralinių medžiagų tiekimą, šviesą, mes viską kontroliuojame ir būtent dėl to mes gauname daug didesnius, būna netgi iki 3 kartų didesnis derlius auginant hidroponiniu būdu ir plus greitis. Mes galim daug greičiau užauginti augalą, nes mes kiekvieną mielą dieną galim sudaryti tobulos dienos, tobulos aplinkos, tobulos mikroatmosferos sąlygas tam, kad augalas augtų kiek įmanoma greičiau. Tai štai yra esminiai skirtumai tarp hidroponikos ir tarp auginimo tradiciniu būdu dirvožemėje. Tam, kad hidroponikoje augalas augtų, yra sukurtos, kūriamos, vystomos, miksuojamos, keičiasi pavadinimai, sudaromos naujos sistemos, bet tam yra skirtos hidroponinės sistemos, kurias reikia pasirinkant auginti augalą. Tai aš peržiūrėsiu dabar pagrindinės
hidroponinės sistemas, kurios yra naudojamos auginti augalą hidroponiniu būdu. Tai kodėl yra ir būna skirtingos hidroponinės sistemos, kodėl neužtenka vienos, kodėl viena netinka viskam. Yra, vadinkim, tam tikros hidroponinės sistemos, kurios didžiąją dalimi galėtų ir tinka daugeliui augalų, bet vėlgi labai priklauso nuo sąlygų, nuo poreikio. Jeigu mes, tarkim, norime auginti keletą daržovių, keliolika augalų savo namuose, tam, kad patenkinti šeimos poreikių, mums nereikalinga tokia didelė sistema, mums nereikia didelės infrastruktūros. Tam lyginant, tarkim, kas užsiema komercinę augalininkystę, kas augina daug augalų ir juos parduoda į prekybcentrius ar tiekia žmonėm. Tai dėl to skiriasi ir sistemos. Sistemos yra skirtingos. Viena ir pirmoji, vadinkim, ta sistema, aš jau šiek tiek buvau parodęs, pasyvioji ta sistema, tai yra Kratky metodas. Kratky metodas Kratky tai yra pavardė žmogaus, profesoriaus, mokslininko, kuris jau daug metų tyrė, eksperimentuoja, analizuoja, aprašinėja šį metodą. Jisai savo laiku kažkada nustatė, kad augalas gali augti vandenyje pasyvių būdų, kuriame mes turime vandenį. Į vandenį mes įmaišome reikalingas maistinės medžiagas augalui. Ir augalas, kai yra, tarkim, šiek tiek pradaigintas augalas, štai matome, čionais yra greitų laikų šitas augalas, jau šitie daigai keliaus į hidroponinę sistemą, tai šis augalas yra panardinamas, tarkim, su ta dalimi, kur šaknis sulyg apačia hidroponinio vazonėlio, augalas yra panardinamas į vandenį, augalo šaknis. Ir jisai po truputėlį pradeda augti. Augant šaknis siurbia vandenį. Ir kartu su vandeniu siurbiant jisai siurbia ir maistinės medžiagas reikalingas augalui. Ir tokiu būdu, kai šaknis didėja auga, to tirpalo to yra mažiau. Ir tai yra būtent Kratky metodas, tai yra pasyvusis augalų auginimo metodas. Kai mes panardiname jauną daigą, jaunas daigas augalas auga, šaknų kiekis didėja, šaknis vis labiau pradeda siurbti vandenį ir kaip prieš tai minėjau, koks yra svarbus dalykas. Tai kad augalas augtų, reikalinga šviesa, tai gali būti lauko šviesa, jeigu yra pakankama jos, jeigu ne, yra naudojamos dirbtinės lempas, tai yra naudojamos LED lempos, kurios yra skirtas atstoti saulei, tai taip gauna energiją per lempas. Tuomet augalas gauna vandenį, kadangi dalis šaknų yra panardyta į vandenį, ir likusi šaknų dalis jinai siurbia deguonį. Tai va čia yra Kratky metodas ir mums ką reikia daryti, kai augalas jau auga, jeigu mes pasirinkom mažesnę talpą, tai ta mažesnė talpa, tarkim, sumažėja kiekis tirpalo, tai mums tiesiog reikia papildyti tirpalo, bet papildyti tiek, kad augalo šaknis, tam, kad augalo šaknis nebūtų pilnai, vadinkim, panirusios į tą tirpalą. Kadangi jeigu mes panardinsime pilnai šaknis į vandenį ir vandenyje yra labai nedidelis kiekis deguonies, tos augalo šaknis pradės dusti ir augalas yra tikimybė, kad šaknis pradės pūti ir augalas žus. Tai vat Kratky metodas tai yra pats pasyviausias, pats paprasčiausias, pats pigiausias, jisai yra tikriausiai vienas iš populiariausių, dažniausiai naudojamų, kadangi lengviausiai su juo galima auginti ir ant palangės, augalus, žoleles įvairiausias. Jis yra labai populiarus ir jis yra labai paplitęs ir jam tai reikia tam augalui iš Kratky metodo, bet užtenka iš esmės, štai yra vazonėlis, tai čionais irgi yra auginamas šiuo atveju kopūstas. Štai matot, šaknis yra tokios, nežinau kaip čia pasakyti, plaukuotos, jos tokios yra kaip su pūkeliu pasidengusios, tai čionais yra deguonies šaknis. Šaknis adaptavosi ir ta dalis šaknų, kur yra nepanardinta, jinai siurbia deguonį, o likusi šaknų dalis apačioje, matot varpą, jos ima maistinės medžiagas ir vandenį iš tirpalo. Tai mano darbas tam, kad augalas sėkmingai augtų, tai parinkti pagal augalą tinkamą dydį, vadinkim, talpos ir esant reikalui, jeigu matau jau mažėja, dažniausiai būna, jeigu jau trečdalis ir mažiau, man reikia papildyti, bet papildyti nedaugiau, tarkim, kaip pusę talpos, tam, kad likusi šaknų dalis galėtų gauti deguonį. Taip pat štai yra tas vadinamasis Kratky metodas.
Sekanti hidroponinė sistema, paplitusi taipogi gan populiari ir čionais jau joje galima auginti daug didesnius augalus ir principas jisai yra labai panašus į Kratky metodą. Tik tai yra vienas toksai esminis skirtumas. Jeigu Kratky metodas yra pasyvus, tai užtenka talpos augalo ir panardinus prižiūrėti tą lygį, kad būtų ir deguonies lygis ir būtent tirpalo. Tos proporcijos tinkamos, kad augalas gautų. Tai va tas yra DVC sistema, vadinama Deep Water Culture. Tai yra, jinai skiriasi nuo DVC, būtent ta sistema skiriasi auginimo nuo Kratky metodų tik tai tuo, kad augalo šaknis yra pilnai panardinamos į tirpalą. Jau šitoj sistemoje atsiranda tai, kad jeigu mes Kratky metodu vaikštom ir papildom, vandenį yra. Patys turim stebėti, čia jau galima iš dalies automatizuoti. Aišku, Kratky metodą įmanoma automatizuoti, bet šis metodas, jisai jau gaunasi šiek tiek technologiškai pažengęs į priekį, kadangi jeigu mes laikome šaknies panardinę, tai taisyklė, vadinkim, jeigu čia nebus deguonies paduota, augalas žus. Augalas nesivystys, augalas sustos augimas ir mes turėsime realiai nuostolį. Tai šiuo atveju DVC sistema, jinai yra papildoma tuo, kad atsiranda vandens, tiksliau oro pompa, tokia kaip akvariumuose, ir ta pompa yra statoma į dugną talpos. Dažniausiai talpos būna daug didesnės, arba būna viena didelė talpa ir vienoje talpoje auginama daugiau augalų. Ir tokiu būdu per tą oro pompą augalas gauna deguonį. Tai reiškia, mums nereikia žiūrėti, palaikyti tą lygį, kad būtų dalis oro tarpo šaknims, dalis tirpalo maistinė medžiagom augalų gauti, bet DVC sistema, jinai yra to, vadinkim, paturbinama, kad tenais yra statoma oro deguonies tą pompą ir per vandenį oro burbuliukai užmaitina šaknis deguonimi. Šiaip stebėjau labai daug video įrašų, žiūrėjau palyginimus DVC sistemos su Kratky metodu. Labai dažnais atvejais Kratky metodas laimi lyginant su DVC, kadangi kai yra deguonies sluoksnis, vadinkim, tas realus, ne per oro burbuliukus, tai panašu, kad augalas gauna daug daugiau deguonies, tarkim, tokiu būdu, negu, tarkim, DVC sistemą naudojant. Bet DVC sistema jau yra naudojama ir skirtingose komerciniuose ūkiuose, kur paimamas putplastis, putplastyje, tarkim, padaroma daug skylių, į jį patalpinama daug vazonėliuose salotų, tarkim, ar kitokių augalų, ir tie putplasčio lapai, jie plūduriuoja dideliam, kaip vadinkim, tam vaikiškam baseine ar kažkokiai dideliai labai talpoje. Ir tokiu atveju tos pompos iš apačios, jos užmaitina deguonimi ir tai finale galima pasiekti daug didesnį derlių, iš principo labai didelį derlių augalų, nes būtent tos deguonies pompos, oro pompos ir duoda tą efektą, kad galima auginti. Tai Kratky metodas dažniausiai yra namuose, galima auginti. Deep Water Culture, tas DVC metodas, galima auginti namuose. Aš kaip tik greitų laikų pradėsiu auginti pomidorą, filmuosiu jo visą timelapsą, visą auginimo procesą, tai pasidalinsiu su jumis. Ten jau naudosiu būtent su deguonimi, su deguonies pompa, kadangi šiuo auginimo metodu mano noras šaknis bus labai didelės ir mano tikslas bus palaikyti, kad nelakstyti kiekvieną kartą, žiūrėti, koks lygis vandens. Aš darysiu lygio nustatymą, kad pastoviai pasipildytų vanduo šitoje sistemoje ir man nereikėtų sukti galvos, kad, tarkim, augalas praras didžiąją dalį savo mineralų, skysčių ir žus. Tai va, tai čia yra sistema Deep Water Culture. Sekanti sistema tai yra dipping sistema, lašinimo sistema. Tai yra sistema, kai mes turim, gal kaip pavyzdį, ši salota taps mūsų žvaigždė šio įrašo, tai kai mes turime augalą ir tam, kad mes galėtume užtikrinti, kad augalas gauna tinkamą kiekį deguonies ir tinkamą kiekį maistinių medžiagų, čia atsiranda pompa, kuri nustatytų grafikų, nustatytų laiko tarpsnių. Tai šiuo atveju galima kaip pateikti pavyzdį, aš naudoju, pavyzdžiui, 15 minučių yra drėkinama, 45 minutės yra nedrėkinama. Tai
kaba augalas, vadinkim taip, ore, kažkokiai sistemai, kažkokiuose laikikliuose. Ir skirtingais būdais, tai yra būtent į augalo šaknis yra tiekiamas vanduo, tai gali būti kaip lietaus, kaip dušo, gali būti rūko pavydalu, bet šiuo atveju jeigu dipinimas, tai yra lašinimas, tai tiesiog yra drėkinimo sistemos vamzdeliai išvedžioti, pompa sukuria slėgį, paduoda skystį, tą tirpalą, tas tirpalas varva į augalo šaknis. Ir tarkim 15 minučių šaknis yra drėkinamos, augalas sugeria reikiamą kiekį jam maistinių medžiagų. O likusį laiko 45 minutės ar ten valandą, priklausomai nuo augalo, ciklas yra parenkamas, tuomet augalo šaknis kaba ore ir jos siurbia tą vandenį. Šiaip vienas iš populiariausių ir dabar daugiausia, kiek aš matau namuose, kas naudoja auginimo sistemą, naudoja būtent hidroponinį bokštą. Tai čia naudojama būtent ta pati lašinimo sistema, kai pačiam viršui paduoda pompa vandenį, vanduo varva kaip lietus lyja 15 minučių ir paskui 45 ar pusę valandos šaknis tiesiog kaba ore. Tai aš tokias sistemas, kelias irgi esu pasistatęs, naudojuosi ir bandžiau ir namuose augintis vasaros metu. Yra tam tikri iššūkiai, reikia tam tikrų žinių, aš apie tai pasidalinsiu, jeigu bus įdomu ir vėliau. Tai ta lašinimo sistema, tai gaunasi tai, kad vanduo laša, šaknis gauna maistinės medžiagas, perteklinis tas visas vanduo, ko šaknis nesugeria, jos nuvarvo į apačią ir atgal subėga į pagrindinį rezervuarą, kur pompa vėl nustatytų grafikų, vėl lašina vandenį ant augalo. Tai čionais yra ta lašinimo sistema. Ir paskutinė sistema, tokia pagrindinė, tai matote, štai jinai yra čionais, jinai vadinasi NFT, tai yra Nutrient Film Technique. Tai ką tai reiškia, kad nuolatos labai plona srovė teka vanduo su maistiniam tom medžiagom ir augalas, jisai yra šiuo atveju paleidžiama plona srovė, ta plona srovė augalas įstatomas štai čionais, tarkim, čiurlena plona srovė per vamzdžio dugną, dėl to ir vadinasi kaip film, kaip plėvelė, tas žodis reiškia labai plonas sluoksnis. Ir viršutinė dalis šaknų nuolatos siurbia deguonį, gauna deguonį, o apatinė dalis šaknų nuolatos gauna maistinės medžiagas. Ir taip gaunasi tas balansas, kai augalas augdamas, jisai gauna viską, ko reikia vienu metu. Ir kiek aš esu žiūrėjęs, man bus ir pačiam labai įdomu išsibandyti, tai kad vienas iš turbūt efektyviausių būdų, greičiausiai duodančių rezultatą, tai yra didžiausia derlių duodanti. Bet kol kas aš to neteigiu, aš pats išsibandysiu ir bokšte, ir tą visą medžiagą, ką aš nufilmuosiu, pasidarysiu. Bet štai tokioje vamzdyje išgaunamas yra rezultatas naudojant šitą sistemą. Štai čia yra rezervuaras. Čionais. Aš parengsiu žemiau. Štai, čia yra rezervuaras, čianais yra supiltas vanduo, jame yra maistinės medžiagos, štai čianais yra čia patalpinta ir pompa, pompa kelia vandenį į viršų, vandenį viršų štai čianais yra vamzdeliai pompuoja nedidelę srovę vandens, ta nedidelė srovė vandens nuolatos bėga, jinai subėga štai čianais. Ir grįžta atgal į mano rezervuarą. Tai reiškia, jeigu aš kratki metodu, aš kiekvieną kartą turiu atidarinėti kiekvieną indelį, žiūrėti, tai šiuo atveju man užtenka kartą į 2 savaitės pakeisti vandenį, susižiūrėti maistinės medžiagas, pH, viską, tam, kad sėkmingai augalas augtų. Tai čia jau gaunasi efektyvumo didinimas, laiko didesnis našumas, bei žinoma daug didesnis derlius iš to paties ploto. Tai ateityje aš parodysiu, kaip ir pačiam pasigaminti tokią sistemą, taip pat aš pristatysiu šitą sistemą visus brėžinukus, kaip ką pasidaryti. Jinai kol kas mano akimis, mano 2 favoritai, tai yra būtent šita NFT sistema ir hidroponinis bokštas, kadangi nuo hidroponinio bokšto aš padėjau, bet gale ten matote yra hidroponinis bokštas apšviestas, ten ir braškės dabar auginamos, daigai ir auginama kitas derlius, kitos daržovės. Tai iš esmės
Visas šis sistemas aš dabar išbandau pas save ir tikrai galėsiu duoti daug daugiau patarimų, pastebėjimų, klaidų, kurias pats patyriau auginant skirtingose sistemose. Gerai, tai čia buvo pagrindinės sistemos. Sistemų hidroponinių yra daug ir skirtingų. Esu matęs ir aš labai norėsiu išbandyti, pavyzdžiui, auginamos yra bulvės. Tai yra bulvės, irgi tai yra šakniavaisiai, jie irgi galima auginti, tik tai jau parenkama kitokia sistema. Tai ten yra jau sistema tokia, kai panašiai yra kaip ir lašinamos, tas lašinimas, dreikinimas lašinimo būdu, tik tai aukštų arba neaukštų slėgių yra išpurškiamas vandens. Tai bulvės mačiau, kad auginamos aukštų slėgių, tai reiškia, kad purslai vandens išpurškia šakniavaisius, per kuriuos gaunamos maistinės medžiagos, štai keletą nuotraukų. Ir taip galima skirtingą šitą hidroponinę sistemą panaudoti skirtingiam augalų auginimam. Šiaip mačiau ir medžius augina, tai hidroponiką auginti galima labai daug skirtingų daržovių, skirtingų augalų, priklausomai nuo poreikio. Kadangi aš savo šeimą norėjau parūpinti ir užtikrinti, kad mes turėsim visus metus daržovės, pačių užaugintos, žinau, kaip jos yra auginamas, aš žinau, kad nenaudojami jokie pesticidai, man tai yra labai svarbu ir būtent dėl to nusprendžiau eiti šiuo keliu ir vis labiau gilinuosi į auginimą hidroponiniu būdu. Gerai, tai ko reikia, jeigu mes, tarkim, norime pradėti auginti namuose hidroponiniu būdu ištisus metus? Ko mums reikia, kokiu? Tai pirmiausia, mums reikia pasirinkti savo sistemą. Tuomet mums reikia maistinių medžiagų tirpalo. Maistinių medžiagų tirpalas, jisai yra prieinamas internete, galima rasti daug skirtingų. Šiaip pasaulyje hidroponika, aš jau kai pradėjau domėtis, tarp kitko, pirmosios hidroponinės sistemos, tai yra Babilono, tas pasaulio tas stebuklas, tai yra Babilono kabantys sodai. Tai ten irgi jau buvo naudojama tam tikra hidroponinė sistema. Taip, tai tam, kad augalai augtų, mums reikia maistinių medžiagų. Maistinių medžiagų yra įvairiausių tirpalų, jų galima rasti internete, įsigyti ir mano svetainėje greitų laikų atsiras. Tai tiesiog yra miksai, kurie jau yra padaryti. Tai reikia vos kelių mililitrų to tirpalo įlašinti į vandenį ir to pilnai pakanka augalo auginimui. Tai jas yra prieinamos, dėl to labai sukti galvos, patiem maišyti kažką tikrai nereikės. Tuomet būtinai reikalingas yra pH matuoklis. Ir pH yra labai svarbus augalo auginimo eigoje, todėl kad pH, priklausomai koks yra pH, jisai arba leidžia, arba neleidžia pasisavinti tas maistinės medžiagas, arba priboja. Tai kiekvienas augalas turi tam tikrą diapazoną pH, į kurį reikia kreipti dėmesį tam, kad augalas tinkamai pasisavintų maistinės medžiagas. Tai tarkim, dažniausiai tai būna tarp 5,5 ir 6,5. Tai va ta viena padala, jinai yra būtent labai reikalinga. Kai aš pradėjau auginti, mano pH, įsipildavau iš čiaupo, mano pH būdavo visą laiką maždaug 7,4, 7,5. Tai ką man reikėdavo daryti? Man reikėdavo pH sumažinti. Tai yra specialios priemonės, kai mes tą pH galim kontroliuoti arba pakelti viršų, arba pakelti žemyn ir prieš pradedant auginti augalą mes tiesiog susižiūrim, koksgi pH reikalingas. Šiuo metu per Google, kai yra dirbtinis intelektas, jisai labai tiksliai gali pasakyti, kokio pH reikia tam, kad jūsų augalas augintų. Tai tam, kad mes žinotume, koks yra pH, mums reikalingas pH matuoklis. Yra ir EC matuoklis, bet šiuo atveju tik tai pradedant, to pilnai pakanka, tiesiog vadovautis instrukcija. Yra parašyta, kokioje augalo yra augimo stadija. Tai tarkim, jeigu augalas tik tai leidžia pirmąsias šaknis, kiek reikia mililitrų į litrą. Jeigu augalas jau pradeda augti, atsiranda pirmi tikrieji lapai, tada mes jau didinam koncentraciją, papildom dar daugiau maistinių medžiagų. Jeigu augalas jau žieduojasi, tai vėlgi, tai viskas yra suvardinta ir pradedant tikrai tam, kad nebūtų per didelis galvos skausmas, vadovaujamės, žiūrim, koks yra pH, kad jis būtų tinkamas ir reikiamas maistinių medžiagų kiekis. Tam, kas bus įdomu, norėjęs tęsti, mokytis, augti ir didinti savo žinių bagažą, praktikuoti tai, aš paruošiu detalesnius video įrašus, kuriuose paaiškinsiu, kaip ką daryti, kaip ko vadovautis ir kaip pasiekti tą didžiausią optimalų rezultatą, nes aš pats tai darau savo klaidas, jau daug ką išmokęs esu ir aš tikiu, kad aš dar labai daug ką išmoksiu, tiesiog eidamas šiuo tuo keliu.
Ir paskutinis dalykas, kas yra dar svarbus, norint auginti namuose ištisus metus, tai yra LED, tai yra auginimo lempos. LED auginimo lempos, štai matote, va tenais yra mano viena auginimo lempų, gale šviečia. Tai jeigu mes norim auginti, šviesa tai yra energija. Augalams reikalinga energija. Ir mes tą energiją augalams galime, jeigu mes negauname iš saulės, tai mes galime auginimo lempų pagalba tą energiją duoti reikiamą augalų auginimui. Tai jeigu jūs norite auginti visus metus augalus, ypač žiemos metu, tai ant palangės žiemą saulės bus per mažai, šviesos bus per mažai, tai reiškia, augalas augs labai vangiai, derlius bus labai mažas ir jisai labai lėtai progresuos tas visas augimas. O tam, kad užtikrinti saulėtą dieną, kiekvieną mielą dieną, auginimo lempos gali padėti tai padaryti. Mes jas nedeginam visą dieną, tai lempos naudojamas yra tam tikrų nustatytų ciklų, tai tarkim, ar tai 14 ar 16 valandų į parą, likusi laiko jos yra išjungiamos, kad augalas gautų būtent tą ciklą dienos ir nakties. Esu matęs ne vieną video įrašą, buvo labai smalsu, tai jeigu aš jungsiu šviesą lempas ir aš auginsiu švies visą parą, rezultatas bus daug didesnis, daug didesni augalai, didesnis derlius. Deja, taip nebuvo. Praktiškai visose video įrašuose rezultatai būdavo labai panašus, ar su ciklu ar ne, bet augalas, jeigu visą parą šviečia, tai tarkim 2-3 mėnesius, jeigu jo ciklas yra augimo 2-3 mėnesiai, jisai pradeda patirti per didelį stresą. Tai reiškia, ta higiena ir su šviesa turi būti daroma ir lempos su laikmačiais tai puikiai įgyvendina. Taigi išvada. Tai pirmas dalykas, kad hidroponika tikrai yra kelis kartus efektyvesnis auginimo būdas augalų nei tradicinis auginant dirvožemį. Nes dirvožemį mes turime pirmiausia daug daugiau vandens yra, netgi sakykime, išvaistoma, kadangi kai mes pilam vandenį, tai vanduo geriasi gilin ir realiai hidroponikai reikia 90% mažiau vandens tam, kad augalas augtų. Tai yra atsiranda ekonomika. Taip pat hidroponika taupo laiko ir pinigus. Mes per tą patį laiko tarpsnį galime turėti 2-3 kartus didesnį derlių negu auginant dirvožemį. Kitas dar dalykas yra, kad mes hidroponiniu būdu galim pasirinkti sistemas, kuriomis auginame. Jeigu žemė yra žemė ir mes laukia galim turėti šiltnamį, tai taip kažkiek kontroliuoti sąlygas namuose, mes visas galim sąlygas sudaryti ir dar pasirinkdami sistemą mes galim išspausti tą maksimumą, kad gauti didžiausią derlių per trumpiausią laiką. Tai yra trumpas įvadas į hidroponiką, kas yra hidroponika, kelios sistemos. Aš tikiuosi, kad ši informacija buvo naudinga, aš stengsiuosi kiekvieną sekantį įrašą tobulėti, kokybiškiau pateikti informaciją. Jeigu kokių klausimų ar neaiškumų turite, drąsiai klauskite, rašykite, aš mielai atsakysiu. Aš pasirinkau, tai yra mano hobis, kurį aš atradau sąlyginai nesenai, prieš gerus metus, bet tai man suteikia labai daug džiaugsmo ir hidroponiką aš norėčiau ir aš domėsiuosi bei gaminsiu įvairiausias sistemas, jas testuosiu, bandysiu, dalinsiu su kitais, nes tai yra būdas turėti sveiką maistą savo namuose, galima turėti daug didesnį rezultatą iš to turimo laiko ir iš ploto, kuriame mes auginame. Ir man tai pirmiausia, tai yra labai švarus, gražus būdas, metodas auginti daržoves, auginti įvairiausius augalus. Tad jeigu jūs ir sudomins hidroponika, jūs užsikabinsite, aš mielai bendrausiu, dalinsiuosi ir mokysimės vienas iš kito, nes tai tikrai man tai yra džiaugsmas, man tai yra laimė ir tai yra būtent mano hobis, kuris tikiuosi galbūt pavirsi kažką daugiau. Tai ačiū už dėmesį jūsų ir iki greito.